Dažniausiai kaulų lūžiai šunims pasireiškia traumos pasekoje. Tai gali būti autotraumos pasekoje, tai gali būti šunims nepatogiai nusileidus aukštai pašokus. Gali mažiems šuniukams kaulai lengvai lūžti, nukritus nuo lovos. Dažniausiai šeimininkai atkreipia dėmesį į tai, kad šuniukas visiškai neremia kojytės, matosi galūnės deformacija. Jeigu tokie simptomai pasireiškia, šeimininkam vertėtų atvykti į veterinarijos kliniką ir atlikti rentgeno tyrimą, siekiant išsiaiškinti, kokio pobūdžio yra kaulų lūžiai. Jeigu yra lūžę šonkauliai, dažniausiai čiuopiant krūtinės ląstą jaučiama krepitacija, paslankumas, jaučiasi kartais ir tokia skylutė krūtinės ląstoje, apsunkintas kvėpavimas, dusimas gali būti. Taip kad jeigu tokie simptomai yra, jums irgi reikėtų atlikti rentgeno tyrimą krūtinės ląstos, siekiant įsivertinti, kokio pobūdžio ir kiek tų šonkaulių yra lūžę.